Garbėjai Jėzui Kristui, mėlyjeji televizijos žiūrovai. Kągi, šį sekmadienį pradedam Adventą, rimties, susikaupimo ir tuo pačiu tokio bręstančio džiaugsmo laikotarpį. Kodėl sakau bręstančio? Iš tikrųjų, kad jis užgimsta. Užgimsta tas džiaugsmas kartu su viltimi, ne šiaip užgimsta. Ir viltis viešpatyje Jėzuje Kristuje. Ir tai nėra banalios frazės, kad štai kažkokia gimsta viltis, kažkas tai bus. Iš tikrųjų, viltis labai konkreti. Kito, šviesesnio, tikro gyvenimo, kuriame nėra nuodėmės nei šešėlio, tokio gyvenimo viltis, kuriame nėra melo, nėra išdavystės, nėra blogio, nėra neapykantos, nėra griovimo, nėra mirties, nėra skausmo, nėra liūdesio sielvarto, kuriame viskas tikra ir kuriame yra begalinė šviesa. To mes ilgimės visi, štai kalbam, galim dar daug žodžių pasakyti, mes ilgimės visi tokio gyvenimo. Kažkas galvoja, kad čia galima susikurti šitą gyvenimą. Kažkas galvoja, kad štai nukelsim į ten. Na? Bet kaip tas, o galbūt kartais atrodo, kad čia tik tai guodžiame save tokiomis gražiomis frazėmis, kad štai kažkur yra stebuklinga pasakų šalis, kur bus viskas gerai. Tai ne taip paprasta viskas. Kodėl? Todėl reikia bręsti. Bręsti viduje, pažįstant asmenį, viešpatį Jėzų Kristų, pažįstant Dievą. Ką viešpats iš tikrųjų mums atnešė, ką duoda, kur kviečia. Šventasis raštas aiškiai kalba, pranašas Izaijas sako, ateikite, ženkime į viešpaties kalną, Jokūbo Dievo namus. Pas kokį Dievą, kuris sako, išspręs ginčius tarp tautų, sudrausmės daugybę genčių, perkals jos savo kalavijus į arklus ir ietis į pjautuvus. Ir taip toliau, tai yra nebebus karo, tai yra nebebus neapykantos, naikinimo nebebus. Kita vertus, viešpats visą laiką kalba, kad tikrai pasibaigs tai, kas čia vyksta, šitas toks chaotiškas gyvenimas. Jis kažkodėl tai egzistuoja, jis yra. Ir jeigu šventą raštą vartytume atidžiai, tai ten rasime žodžius, viešpats mirties nesukūrė. O kas sukūrė? Iš kur mirtis atėjo? Per nuodėmę, per velnio pavydą nuodėmė į pasaulį, tada atsirado mirtis. Kaip nuodėmės pasiekmė. Tai tą struktūrą visą laiką reikia savo mintyse gaivinti ir turėti. Ne šiaip savo mes čia vargstam, bet dėl piktosios dvasios veikimo. Ir dėl to, kad mes, mūsų protai, mūsų emocijos, mūsų jausmai aptemdyti yra nuodėmės. Mūsų pažinimas sutrikdytas. Ir apaštalas Paulius sako, mūsų pažinimas dalinis. Net tada, kai mes išpažįstam Jėzų ir nuoširdžiai meldžiamės, vis tiek pažinimas dalinis. Taigi vis mes suspausti savotiškai esam tam tikroje ir štai pasižiūrėtume ir pirmųjų amžių krikščionių mąstytojus, rašytojus, kalbėtojus, kad ar Joną Chrizostomą, ar kitus, tiesiog esam suspausti, esam savotiškai tremtyje. Ir tai kalba apie tikrąją tėvynę. Ne tai, kad ten kažkas kažkur bus, bet apie tikrąją tėvynę. Įsivaizduoju? Mes dabar savotiškai kelionėje, keleiviai, tremtiniai, daug tokių labai gražių išsireiškimų krikščionys turi. Taigi esam iš tikrųjų kovoje, tam tikram kovos lauke, kuriame vis dėlto mes su viešpačiu Jėzumi tampame kartu, su juo tampame nugalėtojais, jeigu jo klausome. Tai labai svarbus keli momentai. Tikrai, Dieve, tu mus kvieti ir vedi pas save į tą tėvynę, kuri mūsų laukia, kuri mūsų tikroji tėvynė, nes čia mes negalime įsitaisyti. Bet dar kitas momentas labai svarbus, kad jau prasidėjęs yra tikrai vilties laikas, Dievo pažinimo laikas. Ir būti kitų buvimų mes jau galime ir privalome taip pat čia vilties žmonėmis, kurie savo gyvenimą tvarko ne pagal šito pasaulio dėsnius, bet pirmiausia pagal dvasios dėsnius. Tai yra pagal Dievo kvietimą, pagal Dievo dvasią. Ir štai apaštalas Paulius laiške romiečiams kalba mums iš tikrųjų labai konkrečiai ir radikaliai kalba. Sako, supraskite, koks dabar laikas. Koks laikas? Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Kur mes miegojam? Miegojam iš tikrųjų savo įsivaizdavimuose, savo prisirišimuose, savo baimėse, savo rūpesčiuose, kas man bus. Pamiršom paprastą dalyką. Atėjom čia vykdyti Dievo valios. Tėve mūsų, kaip kalbam, tiesie tavo valia, bet vykdom savo valią ir kankinamės. Ir taip sunku atsiplėšti nuo tos savo valios labai.
Taigi sako, dabar išganimas arčiau negu tuomet, kai tikėjome. Kuo labiau įtiki, tuo arčiau išganimas iš tikrųjų. Sako, naktis nuslinko, diena prisiartino, tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės padoriai, saugodomėsi apsirymo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Kodėl sakau labai svarbu šitas tekstas? Mes dažnai norim, kad kažkas už mus viską padarytų. Mus padarytų laimingais, mus išganytų, mus nuvestų, pasodintų, paguldytų, sutvarkytų ir net pirštelio mažiausio nenorim pajudinti nieko. Tuo tarpu, aiškiai apaštalas mus perspėja. Dievas be mūsų pačių neišgano. Mes gavom gyvenimą taip, tiem vykdyti Dievo valią, bet privalom taip pat ir užimti tam tikrą poziciją ir jau čia ir dabar. Be mūsų sprendimų, mūsų išganimas, mūsų kelionė, mūsų amžinoji tėvynė mums neatsiveria. Taigi esam pašaukti didelę atsakomybę ir noriu daryti, keistis visą laiką. Tai už tai mūsų ta savistaba turi nuolatos augti, savimonė mūsų augti, savijaukla turi vaikas visą laiką vykti, nes mes esam krikščionys, kurie yra kelyje pas Dievą ir pašaukti, ką Jėzus sako, būkite tokie šventi, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Taigi esam pašaukti tobulumui, dvasia mūsų veda, bet mums reikia visą laiką atsiliepti dvasios vedimui. Taigi išganimas prisiartino, Jėzus tikrai yra viešpačių viešpats ir karalius. Bet esam pašaukti nuolat bręsti ir augti. Taigi duok Dieve mums tikrai malonę ir duok mums ryžto, noro tavęs klausyti, tau atsiliepti pagal tavo dvasios vedimą gyventi. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Sudie.